Prieš kažkiek metų iš mūsų namų pavogė labai daug tūkstančių žmonių. Daug jų sušaudė, daug jų tiesiog mirė. Gerokai per anksti. Labai daug mirė vaikų ir kūdikių, kurie gimė ne namuose ir ne savo miestuose, bet traukinio vagonuose. Šalia jų mirė ir daug mamų. Pradėjus gilintis į tą laikmetį ir ne tiesiog domintis informaciją, bet realiai bandant pajaust gyvenimą ten, tam laikmetį, su tais žmonėmis, kurie be jokios teisingos priežasties buvo mušami, tardomi, šalo, buvo kankinami, galiausiai buvo nužudyti. Tai ten yra mūsų baisiausi laikai. Sakau mūsų ne dėl to, kad jaučiuosi vertas būti šalia tų žmonių ar kažką panašaus išgyvenęs. Sakau taip dėl to, kad jie kalbėjo tą pačią kalbą, kaip aš. Siuvinėjo ant skiaučių tą pačią vėliavą, kaip aš. Ir daugiau nelabai žinau, kas mus jungia. Tai čia galimai didžiausia šių dienų problema. Bet apie viską pamažu. Nes filmukas apie atleidimą, tai tikriausiai galima jau suvest, kokią maždaug mintį aš čia vystysiu. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Kaip pasakyti žodį atleidžiu? Pradžiai galima bandyti įsivaizduoti, kaip sakyčiau, sesiai, atsiprašau, arba mylimajam kokiam. Kad šitas filmukas geriausiai suveiktų, reikia prisiminti kokį nors savo kaltininką savo gyvenime, kuriam yra didelis pyktis arba liūdesys. Ir kai mes tą kaltininką gerai nusipiešiam, galėsim pradėti procesą. Dabar galim irgi padaryti pauzę, kol nusipiešiam savo tą žmogų. Aš turbūt irgi raščiau kokį nors konkretų žmogų gal. Bet aš čia pasinaudosiu progą ir prisiminsiu rusų okupantą. Nesakau sovietų okupantas, nes prieš sovietus buvo caras ir sovietas mažai ką mums reiškia. Iš tikrųjų tai rusas mums galiausiai yra tas, ant kurio bendrai visi lietuviai dabar labiausiai turbūt pyksta. Tai kaip ten tą rusą jau pavadinsi, turbūt mažai ką keičia, svarbiausia, kad jis rusas. Ir dabar mums reikia kruopščiai atgaminti, ką mūsų tas kaltininkas padarė. Tai jūs galite galvoti irgi apie savo kokį nors kaltininką, o aš galvosiu apie tą rusą, sakykime. Tai rusas padarė labai daug. Iškart pasakau, kad šitam filmukui man dalykus aiškiausiai sudėliojo filmas Ekskursantė. Šiaip iš vis dabar, sakyčiau, nieko dabar tiesiog nesiaiškinam, nieko aš nekalbu, tiesiog pažiūrim visi tą filmą ir tada tęsiam filmuką. Nes daug jau prikalbėta apie tą laikmetį ir filmų, ir knygų per belekiek ten prikurta. Bet toj gausybei informacijos sunku realiai išgyventi, kaip jautėsi tas visas laikmetis. Ir Ekskursantė labai konkrečiai parodo mums namus ir saugumą, pasitikėjimo tvirtovę. Ir tada parodoma, kaip ta tvirtovė yra sunaikinama. Filmas išsamei nieko labai ten nepapasakoja, bet aš sakyčiau, kad šalia jo nieko daugiau nereikia. Tiesiog imam tą filmą, statomės į savo savimonės pagrindą, nes ten yra praktiškai viskas, ko reikia. Tik labai aš čia nenoriu padaryti Ekskursantės analizės, tai nieko daugiau ir nesakysiu, tik pabandysiu šitai temai aktualiausius dalykus iš to filmo čia sudėti kažkaip. Tai viena pagrindinių filmo žinučių yra iš mūsų tautos buvo pašalinti visi, kurie buvo nepatogus. Tiksliau ne visi, bet maksimaliai tiek, kiek buvo galima jų susekti ir pašalinti. Buvo pašalinti sėkmingiausi ūkininkai, netinkami politikai, aktyvūs visuomenininkai, dvasininkai, drąsūs žmonės. Ir čia priklauso nuo to, kaip mes apibrėžiam drąsų žmogų. Tai, bet jei drąsiu apibrėžim tą, kuris nebijo pasakyti to, ko gyvena, turi principų ir jų laikosi, nepasiduoda lengviausiam keliui per gyvenimą, tada iš Lietuvos būtent tokius ir pjovė, pačius drąsiausius žmonės. Tie, kurie buvo tokie, bet labai bijojo būti išvežti, prisitaikė. Prie kaimyno sakė tą, ką reikia sakyti prie kaimyno, tyliau kalbėjo daugiabučiuose, čia toks irgi labai. Vaikus mokė už namų durų sakyti tik tai, ką galima sakyti. Ir tie, kurie vis dėlto per drąsiai biškį laikėsi savo principų, buvo kažkaip sutvarkyti. O tie, kurie išvengė sutvarkymo, tai buvo užspausti savo kasdienybėje ir turėjo laikytis ne savo gyvenimo tiesų. Nenoriu aš malt apie tą laiką, visi mes daug apie tą girdėję, skaitę, vieni daugiau išprusę, kiti mažiau. Svarbiausia tai, kad viso to laiko padariniai
sėdi ant mūsų visų vienodai iki šiol. Nėra geresnės analogijos už tą, kur okupacijų muziejų ant skiautelės ten išsiuvinėta lietuvėlė. Ir ant jos yra uždėtas ruso batas. Visi tą batą jaučiam. Ir šiandienos kontekste tas ypatingai matosi. Vien jau tai, kaip jautriai reaguojam į, pavyzdžiui, šauktinių klausimą. Aš tą batą labiausiai jaučiu per prisitaikėliško gyvenimo būdą. Galiu atsekti šitą užspaudimą savo senelių, paskui jau savo tėvų elgesį. Ir net jeigu aš augau jau nepriklausomoj Lietuvoje, tos patirtys velkasi per kartas. Ir žodžių užstringančių gerkliai ir nepasiekiančių gyvybės pilna kiekvieną dieną. Negali taip kalbėti, nes bus blogai. Ar tai tik tie seniai išgyvenimai, ar gal šiandieninio klimato visuomeniai rezultatas, bet tai čia jau atskiras klausimas. Bet tai tikrai susijęs su laiku, kai ten dėl per pamokas nupieštos Lietuvos vėliavos mano tėtį būtų apklausus policija. Daug kartų tėtis pasakojo apie tą situaciją, kaip ten kažką nuspalvino raudonai, žaliai ir baltai, bet ta balta buvo tokia gelsva. Tai tada mokytoja ten persigandus ir pamačius tą visą reikalą tėčiui jausį, tai pritūpė ir pasakė, greičiau plėšyk ir slėpk. Ta baimė neįtikti įvairiausiam formom ėda mano gyvenimą iki šiol. Ir dėl to kaltas yra rusas. Tai va, gerai, vaizdas nupieštas, dabar šitom temam bus galima tam pratęsti kitą kartą. Tai dabar laikas jau filmuko temai, atėjo laikas atleidimo reikalui. Tai lietuviai krikščionys, ar ne? Tai krikščionių atleidimas svarbus dalykas. Rusui turėtume tada irgi kažkaip atleisti tada. Tai šitoje vietoje jau gali lūžt galva, ir suprantu šitą, bet dėl to ir paėmiau rimčiausią atvejį, kam galima bandyti atleisti. Tai prieš bandant patikėti, kad įmanoma atleisti kažkokiam rusui ten, tai niekam dar netleidžiam, pirmą pasakau keletą dalykų apie atleidimą. Tai juos išgirdus tada jau galėsim atlikti edukuotą sprendimą apie atleidimą. Tai pradžiai pasakysiu, kas nėra atleidimas. Prieš kažką naujo įsileidžiant iš širdį, turim tą širdį atlaisvinti nuo kažkokių neteisingų kontraktų. Čia taip galima pavadinti idėjas, kuriomis labai tikim ir kurių laikomės, kaip mūsų apibrėžiančios tiesos. Bet pasirodo, kad tos tiesos iš ties yra labai klaidingos, pavyzdžiui, trukdo mums gyventi. Tai didžiausias melas, kurį galim nešiot apie atleidimą, tai kad atleidimas įpareigoja pamiršti. Jei nori atleisti, tai reiškia turėsi apie viską pamiršti, kas įvyko. Tai čia yra labai žiaurus melas. Tai yra lygiai tas pats kaip istorijos perrašinėjimas. Ir būtent tai, ką darė rusas savo tamsiuose ir prirūkytuose kabinetuose su KGB uniformom. Kad mes pamiršim, ten užmaskuosim savo praeitį ir užkasim ją po naujom patirtim ir gyvenimais. Tai arba paskui jau ir priklausomybėm, tai šitie dalykai nieko neišspręs, o mus tik naikins. Nes tai, ką patyrėm, yra mūsų dalis. Ir tai gal negraži dalis, bet ji yra tikra mūsų dalis. Ir ji pas mus viduj gyvena. Jos niekaip neatsikratysim. Negalim tos savo dalies neigti. Nes jei tikrą savo dalį neigiam, tiesą neigiam, tai kaip tada galėsim apskritai ką nors pavadinti tiesa? Visas mūsų pasaulis ir gyvenimas tampa neapčiuopiami, nekonkretus, nenuspėjami ir tampa šlapiu moliu, iš kurio belė ką gali daryti. Tai ir gyvenimas ir pasaulis būtent tokie ir buvo sovietmečiu. Tai atleidimas nereikalauja pamiršti, bet atleidimui reikia, kad mes nustotume savęs gailėtis. Kas įvyko, tas įvyko. Ir tai iš tikrųjų baigėsi. 35 metus Rusos savo žemėse nebeturim. Daug tų rusų, kurie mus žalojo, jau ir nebėra. Ir jei dar gyvi jie, tai tikrai jau nebe jauno amžiaus. O mūsų gyvenimas tęsiasi. Ir visos emocijos, kurios ateina prisiminus tą visą skriaudą, yra teisingos. Ir jas neigti būtų tas pats, kas neigti patį įvykį. Tai galima jausti, ką tik reikia. Ten pyktį, skausmą, neviltį. Tuos visus jausmus galima priimti ir kiek reikia, tiek išjausti. Gal reiks jaust visą gyvenimą. Tai tebūnie. Tai mūsų dalis ir iš tiesų padaryta skriauda.
Bet kai tie jausmai tampa mūsų motyvacija ir pradedam jais naudotis judėdami per gyvenimą ir jais vadovautis, jau yra kažkas negerai. Jei pyktis, pavyzdžiui, pasikeičia į kerštą, reiškia, kad mes kreipiam savo emocijas ir maitinam judesiu link kaltininko. Leidžiam emocijoms vesti mus per gyvenimą. Ir būti valdomu labai triuškinančių emocijų skamba kaip labai liūdnas gyvenimas. Ir toks gyvenimas tikrai nėra pakeliui atleidimui. Esminis atleidimo momentas yra nukrauti emocinę skriaudą nuo skriaudėjo. Ir tai nereiškia, kad pamiršti, kas ką padarė, bet tų visų emocijų akivaizdoj nemėgsti pykčio burbulo skriaudėjui. Tiesiog būti tam momente ir išjaust viską, kas kyla, kas yra ir kas yra mūsų viduje. Su to susitikti ir tą priimti. Mane sulaužė, su manim susidorojo, iš manęs viską atėmė. Visa tai yra tiesa ir nereikia to pamiršti. Bet nereikia bėgti nuo šitų savo jausmų pas savo užpuoliką. Nes pas tą užpuoliką tas skausmas ir gyvena. Tas užpuolikas mus nuskriaudė, mums skauda ir tas skausmas yra mūsų. Ir tam skausme reikia likti su savimi, su savo tuo skausmu. Ir kiek tik jo plūsta, tegul varo. Ir gal po kažkiek laiko tam visam skausme kažkas išlys naujo. Pavyzdžiui, šiek tiek ramybės. Gal kažkada net išlys kažkiek džiaugsmo. Tai labai ten iš tikrųjų sudėtingas ir jautrus dalykas, bet dar ko nereikia daryti atleidus. Tai apsikabinti savo priešo. Ten atleidimas yra žiauriai jautrus dalykas. Ir tikrai nežodinis. Kai žmogus pasako, aš atleidžiu, tai niekada nereiškia, kad žmogus atleido. Tai reiškia, kad žmogus pasakė du žodžius. Aš atleidžiu. Bet nieko jis neatleido ir pyksta kaip niekada dar turbūt nepyko ir sutalžytų savo skriaudėjus nukį. Tikras atleidimas įvykstantis žmogaus viduje yra maža sėklytė naujo gyvenimo. Ir tą sėklytę reikia labai saugot. Ir apsikabinti priešą būtų momentinis tos sėklytės sutraiškimas, nes viskas yra per daug šviežia. Atleidimas neįpareigoja daryti kažkokį veiksmą. Atleidimo esmė vyksta širdį, viduj ir ne žodžiais. Ir ką jau ten norėsis po atleidimo daryti su žmogum, tai čia irgi kitas klausimas ir kiekvienas atleidimas skirtingo dydžio. Ir gal net ir norėsis po kokios savaitės ten apsikabinti skriaudėją. Ir su šitų jausmų viskas irgi yra gerai. Bet jei tas skriaudėjas, pavyzdžiui, to nenori ir, pavyzdžiui, jis yra rusas, nereikia varyti į Kremlių ir apsikabinti Putiną. Sveikas protas čia įgauna kitą prasme. Ir sveikas protas tai čia pagyjęs nuo toksiškų minčių ir emocijų. Nereikia bučiuoti agresoriui kojų. Užtenka jį apkęsti ir priimti kaip esantį. Atleidimui nebūtinas kitas žmogus. Ir šiuo atveju agresorius. Atleidimas yra visiškai priklausantis nuo tavęs, manęs. Atsisakyti keršto. Sunkiausia atleidimo dalis. Viskas, ką jau pasakiau, plus šitas. Neįmanoma atleisti neatsisakant keršto. Čia jau galima pradėti galvoti apie tą baisią eilutę, kur siūlo atsukti kitą skruostą. Tai baisiai gal čia viskas labai skamba, bet čia aš nesakau, kad reikia pamiršti ir nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta ar vyko. Tiesiog reikia atsisakyti troškimo trenkti atgal. Nesakau, kad kartais nereikia trenkti atgal. Aš tik siūlau atsisakyti troškimo trenkti atgal. Esminis klausimas čia yra tarp troškimo ir sprendimo. Ten neturi būti smagu trenkti atgal, nes smurtas reiškia, kad kažkas veikia netvarkingai. Bet jei mus pradeda žaloti, tikrai galim panaudoti visas jėgas atsispyrimui. Tiesiog gyvendami troškimu trenkti atgal ir tokį troškimą burgdami kiekvienam Lietuvos vaikui, kaip tauta niekaip negalėsim judėti pirmin. Būsim įstrigę sovietmetį. Ir Lietuva dabar yra mentaliai įstrigus vis dar 91 metuose. Ir čia dabar jau būtų galima kelti daug kitų temų, bet šitas filmukas yra apie atleidimą.
o lyg tai viskas, kas svarbiausia, tai ir pasakiau, ką aš esu sužinojęs svarbiausia. Jo, stabdyti reikia, nes kuo toliau, tuo baisiau bus, ką čia kalbėčiau. Pavyzdžiui, mintis, kad per patirtis, kur sunkiausia atleisti būna, tai ten daugiausiai išmokti galima. Tai siaubas, ką čia reiškia. Bet žiauriai paslaptingas dalykas yra, kaip paties susivokimas gali kartais apsiversti aukštyn kojom. Ir tas yra žiauriai baisu ir viską gyvenimą sudrebina, bet tai savotiškai ir žavu. Nes tai savotiškai žavu. Tai to ir linkiu. Išdrįst išeiti iš savo komforto zonos, ne fiziškai, ne, va čia išeiti iš komforto zonos. Šičia, nes šičia viskas daug sudėtingiau. Amen.